Kalvėra. Kalio savato šiandien, ar ne? Arba Kalio savato Kyriako. Įprastai mano transliacijos vyksta iš Kretos sekmadieniais, bet šiandien padariau išimti. Nusprendžiau prisijungti šeštadienį. Tai Kalio savato Kyriako yra gero savaitgalio ir aišku Kalimera geros dienos. Ir sveikinusi, būdamas prie jūros. Nežinau, ar esate atvažiavę prie jūros kada Lietuvoje. O aš nusprendžiau, turiu tą tradiciją, kas seka mano transliacijas ir galbūt prisimenat gruodžio mėnesį. Sakiau, turiu tradiciją, jeigu atvažiuoju iki Klaipėdos, atkeliauju nusilenkti Baltijai. Tai atvažiavau čia nusilenkti Baltijai. Jei nežinau, buvot, nebuvot, galiu parodyti, kaip ta Baltija atrodo šiuo metu. Beje, saulė išlindus labai gražiai. Vėjas, patikėkit, bandžiau nueiti ant molo, bet ten taip košė nuo marių, kad nusprendžiau, kad gal geriau nereikia. Gal aš transliaciją jums padarysiu tiesiog čia iš Melnragės paplūdimio. Seniai esu matęs sušalusią jūrą, kad ledas būtų prie pat kranto. Esu tą matęs, bet jeigu norite tą pamatyti, rekomenduoju atvažiuoti bent jau kitą savaitę, nes žada Lietuvoje atšilimą. Gerai, gal neprisimsiu aš savo visų nuopelnų, sakydamas, kad aš čia saulį ir šilumą atvežiau, bet gal prie to prisidėjau. Tai žinokit, tą matyti savo akimis iš tikrųjų yra nuostabu ir tokia žiema Lietuvoje buvo pakankamai seniai. Aš ją tokią atsimenu gal, kai Palangoj buvau kokiais 94, 95. Paskui kažkaip neteko būti ir vėl dabar čia esant Melnragėje pamatyti visą tai yra vienas malonumas. Tai nepaisant to šalčio, apsirengėm šilčiau, ką šiandien ir padariau, ir atvažiuojat žiūrėti, kokia graži Baltijos jūra. Karts nuo karto jai reikia nusilenkti. Matau, kad iš Klaipėdos kapitonas skambina vienas, vėliau aš jam perskambinsiu. Tai ką norėčiau papasakoti ir kodėlgi šeštadienį prisijungiau. Vien tik tai dėl to, kad jeigu jūs esate šiltoje Kretoje, kuri beje šiek tiek atšalo po to, kai aš išvykau iš tenai, prisimenat, praeitą savaitgalį buvo plus 22 ir vaikščiau su trumpom rankovėm. Atšalo. Jurgita pasakė, kad tenai tik tai buvo čia kurį rytą, bet aišku, situacija kur kas šiltesnė negu čia. Tai jeigu jūs esate Kretoje, tai žinokit, rytoj karnavalas. Tas, kas buvo čionai per užgavėnės antradienį, rytoj vyks ypač Redino mieste. Redino yra pats didžiausias karnavalas visoje Graikijai. Pats didžiausias karnavalas Graikijoje yra Patrų mieste. Jeigu kažkas esate Peloponese, nuvažiuokite į Patrus. Patruose gyvena lietuvė Laura, vedanti puikias ekskursijas ir jei sekate mano Kretos Facebooko pranešimus, nebejoju, kad matėte, jog mes Kretoje buvom susitikę tiek su Laura, tiek su Kristina iš Evijos. Tai bendraujam, palaikom ir aš žinau, kad Laura ir jos ypač vyras labai mėgsta karnavalą. Tai jeigu būsit Patruose, pirmyn tenai, o Kretoje, sakau, Redino karnavalas, pats didžiausias, kuris įsivaizduokite savo, kad suprastumėt, kokio dydžio tai būna karnavalas. Jisai sutraukia apie 40 000 persirengėlių. Tai yra žmonės, kurie persirengia įvairiausiais kostiumais, pradedant šikšnosparniais, piratais ir baigiant ten braškėm, uogom ir dar nežinia kuo. Tai yra tiesiog šėlsmas didžiulis ir rytoj būtinai mano Kretos Facebook'e pasidalinsiu nuorodą į tiesioginę transliaciją, nes įsivaizduokite, jie daro tiesioginės transliacijas karnavalų ir jūs galėsite patys pamatyti, kaip tai atrodo. Tai kad dėl to ir pasijungiau šiandien papasakoti visą tai, kad rytoj jūs galėtumėt, jei norit nuotoliu pamatyti iš Lietuvos, o jeigu netyčia esate Kretoje, nežinau, kad lietuvių yra Kretoje, kurie atvažiavę šiuo metu, labai rekomenduoju iš pat ankstyvo ryto, nes su parkingu bus didžiulės problemos, parkuojamos mašinos netgi ant pagrindinio kelio, tai yra autostradoje, tai galite tik tai įsivaizduoti, kaip iš anksto reikia atvažiuoti į Redino karnavalą. Tai taip, jie irgi išvarys žiemą. Ir pirmadienį, tai yra vasario 23, bus nedarbo diena. Taip, visoje Graikijai, pirmadienį nedarbo diena, nieko bendro su vasario 16, kuri buvo irgi pirmadienį nedarbo diena. Tai yra švarusis pirmadienis.
Katari Deftera. Kažkas panašaus į lietuvišką pelenų dieną, kai viskas nustojama valgyti visus gyvulinės kilmės produktus ir atsidedama pasninkui, kuris tęsis net 7 savaitės. 7 savaitės pasninkas prasideda pirmadienį. Mane beje labai nustebino Lietuvoje, nes atvykau būtent per užgavėnės ir pelenų dieną, kai per radiją klausiau, jog Norfa ar ten kažkokia greičiausia Norfa kažkaip pristrigo, skelbia mėsos savaitgalį. Brangieji, pasninkas! Koks dar mėsos savaitgalis? Ir va čia, nonsensas visiškas, jeigu Kretoje netgi prekybos centruose atskiros lentynos yra su pasninko maistu. Čia reklamuoja mėsos savaitgalį. Dar vienas nonsensas didžiausias. Aš kartais klausau LRT laidas, kartais kitas laidas iš Lietuvos ir žiūriu, labai populiaru dabar kalbėti apie protarpinį badavimą, apie susilaikymą nuo valgymo. Kitai vadinama, nors vienas profesorius labai gerai pasakė, tai yra pasninkas, tiesiog pasninkas, tai yra labai graži tradicija, kuri išlikus, juolab šiemet tas pasninkas sutampa su musulmonų pasauliu, nes musulmonai pradėjo Ramadaną nuo vasario 17 dienos. Tai kad, kodėlgi ne? Koks čia dar mėsos savaitgalis? Pabandykit. Jeigu tai norit, galit vadinti ne pasninku, galit vadinti protarpiniu badavimu, bet mokslininkai visi kalba apie tai, kad tai yra nauda mūsų organizmui. Tai seni žmonės turbūt apie tai negalvojo, galbūt tiesiog žinojo ir, kaip sakant, atsidėdavo visai kitiems gyvenimams. Pabandykit, tiesiog siūlau. Nežinau, lietuviai bijo religijos, aš žinau iš savo ekskursijų, nes kai pradedu šnekėti apie religiją, taip kažkaip nutyla. Bet nebūtinai būti religingu, kad išbandyti pasninką. Pirmin, tai va. Dar su jūros vaizdais. Jūros vaizdai štai tokie. Čianai prie Baltijos galima visiškai arti prieiti ir šitą košę malošę pasižiūrėti. Ir ką dar noriu pasakyti, tai vasario 23 visoje Graikijai yra nedarbo diena, nes prasideda Katara Deftera, tai yra būtent švarusis pirmadienis. Per švarųjį pirmadienį švarinami namai, išmetama viskas, kas nereikalinga. Per švarųjį pirmadienį nudengiami stalai, ant kurių nebūna jokio gyvulinė kilmės maisto. Tai reiškia, nebus nei sūrio, nei nieko. Išskyrus jūros gerybės. Va čia tai aš žinau, kad daugam patinka švarusis pirmadienis, nes pagal graikų tradiciją yra negalima valgyti jokio gyvulinės kilmės maisto, kuris turi raudono kraujo gyvuliukas. Tai reiškia, pieną negalima valgyti, nes jis įmamas iš karvės arba iš ožkos, ar ne? O štai iš jūros, kas ištraukima, pavyzdžiui, sepijos, pavyzdžiui, kalmarai, pavyzdžiui, krevetės, jos neturi raudono kraujo. Tai pagal graikus visą tai galima valgyti. Tai tokia šventė ir tokia diena laukia šiltesnės Kretos negu čia, dabar esu prie Baltijos, Melnragėje. Tai jeigu norit irgi prie jos prisidėti ir jeigu staiga sugalvosite, kad vis dėlto nereklamuojama mėsos savaitgalį pasidaryti, o vis dėlto pereiti prie pasninko, pabandykit. Gal netgi, sakyčiau, organizmas, žiūrėkit, jums ir padėkos už tai, nes pats tuo užsiemu karts nuo karto visiškai būna dienų, kai nieko nevalgau, karts nuo karto užsiemu 14 valandų protarpinių tokių badavimų, kas dabar yra populiaru ir žinokit, kai matote, gyvas, sveikas, nenumiriau ir dar atvažiuoju prie Baltijos pašalti šiek tiek. Tai tiesiog toks pasiūlymas, juolab, kad yra labai graži tradicija, kuri, kaip ir sakau, sutampa šįsyk su musulmonų pasauliu. Kodėl? Kodėlgi ne? Kodėlgi neprisijungus prie milijonų žmonių, kurie šiuo metu milijonų, ne tūkstančių, patikėkit, tai yra milijonai žmonių, kurie šiuo metu laikysis pasninko. Ok, baigiam šitą dainą, pereinam prie kažko kito. Na, o prie ko kito? Kviečiu užsukti į Facebooko grupę Atostogos Kretoje ir Santorinėje. Tie, kas norite dalintis kažkokiom mintim, savo pastebėjimais,
klausimais apie Kretą, apie atostogas Kretoje, aišku, savo įspūdžiais, nes vis dar vyksta ten konkursas, kuriame galite laimėti 26 eurų vertės čekį apsipirkti elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt. Viskas paprasta. Jūs ten nueinate, būtent į Facebooko grupę Atostogos Kretoje ir Santorinėje, parašote savo kažkokį tai klausimą, parašote savo įspūdžius galbūt iš atostogų Kretoje, arba tiesiog kažką sukurite naują visiškai žinutę ir iškartinai patenka į šitą konkursą. Įprastai sakiau, kad skelbsiu laimėtojų šeštadieniais. Šiandien šeštadienis, kol kas neskelbiu laimėtojų, paskelbsiu rytoj. Nes dabar iš čia, iš Klaipėdos keliauju toliau po Lietuvą, prasuksiu pro Kretingą, apie 11 valandą tikrai norėčiau užsukti pas Stefaną į Nuognės Kanu, pašnekėti šiek tiek graikiškai, pasilabinti su juo. Tai jeigu norėtumėt Kretingoje susitikti, galite užeiti į Nuognės Kanu, puikiai žinote tą vietą, labai skani vieta, ar ne? Tada užsuksiu į Šiaulius, pas Donatą į Baltic Clipper, nežinau, kada ten būsiu, bet norėčiau tikrai pasimatyti su Donata, mes su ją nuolat bendraujame, jinai Kretos fanė. Prasuksiu pro Panevėžį, nežinau čia kaip su Panevėžiu, kur užsuksiu, kol kas neaišku, na ir jau susidaręs vakarinį susitikimą Ukmergėje. Tai planas yra chuliganas labai didelis šiai dienai, palinkėkite man gero oro, kad kelias nedulkėtų ir neslydėtų, kad įveikčiau visą šitą ratuką nuo Klaipėdos iki Vilniaus per Šiaulius ir Panevėžį ir Ukmergę. Tai va, tokie yra reikalai. Na, o jeigu niekur nenori susitikti, tiesiog sudalyvauti, sakau, Atostogos Kretoje ir Santorinėje, vyksta konkursas, užeina tenai ir žiūrėkit, gal jums sėkmė nusišypsos ir laimėsite 26 eurų čekį apsipirkti elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt. Dar šiek tiek vaizdų čia iš Baltijos ir pabaigai, aišku, jeigu užsiminiau apie Kretos skonius, mes pastaruoju metu turėjome